va, ruošiam auksinį žirgą, ugninį žirgą. Žiūrėsim, kaip jam seksis. Paskutinė kelionė truputėlį mane pavedė. O šitas aparatas, jo, keitiklis, šitas, įtampos keitiklis buvo subirėjęs. Ir dabar keičiam lokaciją, žiūrim kaip jisai jausis šitoje vietoje, šitoje pozicijoje. Tai va. Na štai ir išaušo rytas, kelionės rytas, ilgos kelionės. Taip, rodau motociklą, upgrade'as. Nauji linksmi paveiksliukai. Ulialia, važiuojam. Nu, paskutiniai akordai. Ruošt plioninį žirgą. Įsidėti likučius. Ir lėkt. Vėliau papasakosiu, kokie mano tikslai. Pirma stotelė, truputį už Panevėžio jau. Dienos tikslas šiandien pasiekti Taliną. Pasiderino 3 dalykai iš tikrųjų. Mėgstu mocus, važiuoju su mocu. Mėgstu karate, važiuoju sportuoti. Mėgstu stovyklauti, važiuoju į Suomiją. Šitie 3 dalykai kažkaip išpuolė man ir šaunu. Kelionės trukmė virš savaitės. Tai manau, kilometrų skaičius sieks 3000 ir daugiau. Rytoj turiu keltą, iš kelto, reiškiasi, po kelto Helsinkis, nuo Helsinkio Jyväskylä, po Jyväskylą Sonkajärvi, po Sonkajärvi Oulu, po Oulu Kalajoki. Toks planas. Dabar kavutė. Ir 7 day. Let's go. Buvo daug nuobodaus kelio. Tai jau esu Estijoje. Čia liko 100 km iki destination'o. Jo, orelis tai irgi šiandien nusisekęs. Neblogai, o saulelė šviečia, spigina. Aišku, biškį karštoka, bet geriau negu lyja. Tai va, 2 kart sustojau. Tai čia 400 su viršum jau nuskuodžiau. Tai liko 100 su biškiu. 100, 2, 3. Tai va, easy. Ananasas, morkytės bei apelsinai. Ir cukrelio. Vienas iš tikslų yra nakvoti visą kelionę palatkėse. Ir kažkaip galvoju šiandien gal kažkur kažką įsinamuoti, nes žada būti lietaus. Rytoj į keltą permirkusiam nesinoris varyti. Čia viešbutukas užbukintas. Liaukis šiandien žada štormą, tai reikia šauti. Nu va, viskas. Atvykau į hosteliukį. Va, taip atrodo hoteliukas, tiksliau ne hosteliukas, o hoteliukas be lango. Hata be lango, bet turi tūliką. Viskas kaip į roką. Bet yra ką veikti 600 km važiuoti, tai tikrai taip, šikna pradeda skaudėti. Niekur tu nuo to nepabėgsi.
Nu va, labas rytas. Vakar biškį pridusęs buvau, tai greit išbėgau, pasimaitinau ir galiausiai miegoti. Biškį pasivaikščiau dar. Va, štai aparatas kaltininkas dar irgi. Vakar dar užsinorėjau gėrimo, įmečiau 4 eurus ir va, sako, neduosiu nei pinigų, nei gėrimo. Nu, žodžiu, nepasitikiu aš tais aparatais. Va, gražuolis stovi, baloja. Lokacija tai tikrai nebloga, čia iš esmės va, apsigyvenau, o iš čia keliuosi. 3 žingsniai iš viso. Planas šiandien toks yra, apie 200–300 kilometrų nuo Helsinkio į viršų kylant. Tai va, kažkur tai pavažiuosiu pusiaukeliai ir nuo šiandien prasidės mano nakvynės palapinės. Radau keletas neblogų spotų, žiūrėsim, kas ten gera. Žiūrėsim, kaip ten seksis, kaip pavyks. O dabar pusryčių. Nu, planas atrodo taip. Persikeliam į Helsinkį. Ir tada riedam. Kažkur tai čia radau visai nieko lokaciją. Šiek tiek nuo plento nusukant. Toks ežeriukas. Panašu, kad galiu gauti smagių, ramių vietų. Nu, viskas neša mielės iš viešbutuko, be langų. Visas Talinas matosi priekyje. Chebrytė savo žvejoja. Gal aš irgi šiandien pažvejosiu. Planas irgi, iš tikrųjų, Suomijoje tai tikrai neblogai kimba, kiek iš mano patirties yra. Tai galbūt pavyks kažką pagauti ir išsikepti. Va, pagavo žuvelę. Jo, Tarybų sąjungos laikų prieplauka. Biškį pabirėjus. Bet dar stovi. Jep. Nenuklyst. Laikas pietums. Paštekas. Penkių žvaigždučių. Nu va, ilgai ieškota. Ir surasta vietelė. Žiūrėkit. Tada. Čia tik tais pradžia, chebra. Čia tik tais pradžia. Čia aš dar netoli apie 8 kilų nuo Helsinkio. Pagaliau iš miesto šurmulio pabėgau. Nes tas Talinas, keltas, Helsinkis, žmonių milijonas. Oi, pasiilgau aš ramybės. Tada mano namai šiam vakarui. Mano terasa. Mano žirgas.
Food Force. Makaronai su ežero vandeniuku. Einu žiūriu ir galvoju, gal nieks nesupyks. Šiek tiek, ratelį apsukti. Kaip jūs galvojat? Šį vakarą man ši lokacija dovanoja dovanų nemažai. Net nuliova valtelę pasiplaukė. Kaifas. Nežinau, gal reikės neužilgo susimokėti už tai. O, skardukas. Bet šiaip, wow. O mano palatkiai kažkur čia. Kažkur čia. Rytas. Pirmoji naktis. Lapiniai. Agi ką čia mes turim lauke. Matau, kad kepina čia pas mus. Pakankamai šilta palatkiai. O. Vaizdelis. Jo, vyksta tvarkymaisi, pakavimaisi. Šiandien planas yra pasiekti US Kylą ir turėti karatė treniruotę. Ir galiausiai vėl kažkur tai kažkokią tai lokaciją gražią, labiau remote gal pavyks šį kartą. Aišku, čia irgi fainai. Bet ten kuo aukščiau, tuo smagiau. Daugiau ežerų, daugiau visko. Daugiau, kaip sakant, gamtos. Mirusi gėlė, vanduo nebepatės, reikėjo nugabent prie dugno. Plonas kotas veda, storas tik nuskęsta, autonomija rankose, žaidimas su mirtim velkasi. Prasideda geruliai vaizdai. Kokią dovaną nori iš manęs, nori pinigų, bet ne metų vienerių. Kasgi darosi mirty, kodėl įsivaizduojam, kad mes einam geryn. Mažutė paklausyk, sako laikas eina, bet kas jį sustabdys, gal laiko mašina, istorijos tema, pokalbis su tuo, kas nemoka pasiduot. 1, 2, 3, jau žūtis, aukoji kam nereikia, bet kadencijai baigtis. Štai patekai į tikrą rojų, bet tas rojus nėra rojus, o pasaulio teroras. Skaudžią tiesą pamatai, kiekvienas tik gyvena savo būklę. Apsimetęs geriausių draugų, bet peilis tik eina, kur yra skylių.
truputį ankstėliau 3 valandom atvažiavau, tai nieko, pailsėsim kažkur tai. Va, saulelį matau kaip tik. Galėsiu aš ten biškį ir pasnausti. Hi, Tony. How are you? I'm good. Are you? Good to see you. Yeah, you too. Nu, žiūrim, ką čia radom. Čia sudėtinga buvo apsisukti. Ja. Biški per sunkus endurint šitas mocas. Nu va, biški kaip žadėjau, wild. Bet sakė, kad miškų yra. Tai bandyti reikia kažkaip triukšmauti daugiau. Čia pakankamai wild. Tik palatkiai vietos, tai nežinau kaip čia. Bet čia kips neblogai, kaip matau, jeigu gaudysiu, bet nežinau čia, kur miegoti. Ai, nebent čia pavėsinį. Ką radau, žiūrėkit. Čiaga, grybas, skanus, sveikas, neskanus, nu, ir gal kam skanus. Ir tiltelis, lieptelis, čia visiška pelkė yra. Nežinau, ar aš čia nakvosiu, nes čia yra pelkynas. Bet labai gražus upelis, miška. O dar ką radau čia. Čia, maisto yra. Šukirmės. Žiūrėk, nu pakirmės. Labas rytas. Ir mes čia ir gyvenam. Ja. Pakeičiau lokaciją vakar, nes labai jau pelkėta buvo, žiauriai daug vadų, nelygus paviršius. Nebuvo kur palatkės pastatyti ir prieimo prie vandens nebuvo, ten pelkė visiškai. Leptelis buvo padarytas, bet nešiau mielės iš ten. Aišku, lokacija faina, visiškai glūdumoje miške. But it is how it is. Tolimesnis yra Sonkajärvi, apie 205 kilometrų. Tai va, neskubant ramiai savo gražiais keliukais nuvažiuos. Nu ką, aš jau Sonkajärvyje. Čia biškį apsipirkau maisto, visą kitą, ieškau dabar stovyklavietės. Gal čia pavyks nufilmuoti, kaip vaikai pramogauja, paaugliai. Motociklu ant vieneto varinėje šiaurėje. Hombo. Yeah, it's really green and sea, but they call it. Look at. There goes.
Senshin is before you start, what I'm going to do, what is my plan, what is my strategy. Okay. Then Soei-shin, during your exercise. How am I doing during? For instance, I'm going Suki during my exercise where I go. So normally you go Shuwasa, is in between, not Owasa. Alright? So then go 1 in between 2. And then Zanshin. After your technique, you must take position. Slow and move. Hitas. Knee. Arm. Slow move. You are the first person who has tested this. Really? So Good. this is front. This is back. So block with your legs the side of the Right. this way. I'll Your, move this away a bit. yeah, you can put it on the ground and that's good. Just lock it, yeah? Yeah, lock it. And then we little bit turn and just pedal. It's quite nice to go like west side to the seaside. Yeah. Or how much do you have time? I have plenty of time. I have 2 days now until the Friday. Well, today is Wednesday? No, Tuesday. Tuesday. So I have Wednesday, Thursday, 2 days to travel somewhere else. Yeah. Kelionė tęsiasi. Planas yra susirasti kažką tai fainaus prie ežero ir truputį pailsėti, baterijos jau senka. Turiu meni mano baterijas. Laikas kažkur tai pritūpti ir gal pasiimti day offą rytoj. Tiesiog niekur nevažiuoti, pasibūt gamtoj. Va, šiandien pakuojas dabar iš parduotuvės ir eisiu ant saulelę pasimaitinti. O taip mes atrodom prisipakavę. Smagiai atrodo. Salotėlės, kiaušinis, žodžiu, žuvytė, wow. Čia bus mano pusrytis, pietus ir pavakariai. Hebrytė lokacija radau neblogą. Paplūdimiukas. Mini, bet toks švarus, gražus. Ramybė. Ar nejauku, nes nesuprantu, ar čia gerai ar ne padariau. Lietuvoje važiuojant su masu, nors ir 20 km būna stiklas nusėtas parazitais. Čia žiūrėkit, pravažiavau jau 1500 ir tik tais va toks kiekis. Šitoj šaly nedaug parazitų Lietuvoje. Tai kaip ir politikai, taip ir miške. Pilna parazitų.
akmenys. Man patinka čia tie akmenys. Labas rytas. Turiu sprendimą šiandienai. Išsinuomavau apartmentą, varau skalbtis drabužius, save. Atsibudau aš vieną rytą, savažėlę nuslydo nuo užrašų. Kiek dienų aš jau čia pragulėjau, pamiršau, kad turiu tik save ir hipotezės klausimą. Bandau išsiaiškinti savo ydas ar bandai pažiūrėti perspektyvas kitas. Kaip mes galim tai gyventi, dar kvailiai uždėkime dalį. Kartais jaučiu, kad turiu pasakyti, man stigma išlindo, man gerklę prarys. Oi, knyga nenauda, bet litera tavo prasta. Aš turiu pasakyti, selis tik pasiburnoje, tikėjimas laimė dugne. Aš turiu pasakyti, cigaretė nevalia, dantis išpūs vakare. Jo, pats šiauriausias taškas mano pasiektas, Olpiestas. Nebetoli ir iki Švedijos. Iš esmės apie 105 km ir būtų Švedija. Nu va, būtukas. Skalbimai vyksta. O, yra ką skalbti. Treniruočių uniforma, šiaip visokių reikalų. O šiaip tai va, visai nieko. Toksai civilizacija šiandieną bus. Mano lovytė. Nebeatsimenu, ką reiškia lovytėje gulėti. Nu, kaip ir nieko, vaizdas į lauką, gardinas. Gerai, kad džiovyklė pasaka. Labas rytas. Kaip gali pasitarnauti sausainukų pakelis. Op. Važiuojam.
Čia visai smagus tokie kotedžiukai. Einu va, pasimaitinti, radau fainą vietelę. Šitie kotedžai visai čia į temą. Ogi aš einu. Ir matau tokį vaizdą. O po to prie vaizdo kitos dar 2 kėdutės man dovanų. Viena šalmui pasidėti, kita savo šikną padėti. Kaip senais laikais. Dešrelę ir pomidorą. Doesn't mean you must wait until sundown. You must start as early as you can. Alright? Remember, I kirikashi. Each. Stop. Okay? Fudoleci. Yes. Nu ką, dabar ilgas kelias namo. Tiesus, ilgas, nuobodus kelias. Nakvoju kažkur pakeliui. Iki Helsinkio 600 km. Tai pusiaukeliai nakvoju. Palapinė. Tada Helsinkis. Tada Talinas. Dar vis judam, vidurnaktis. Tai Talinas pagaliau. Liko visai nebedaug. 600 kg. Tai rytojaus sukaposim juos. Šiandien hosteliukas. Žadėjau parodyti, kas per hostelis. Tai vat tuo jau pat. Rimti popieriai. Kosminis laivas. Telikas. Užsidenk galvą, užsidenk pečius, parodo hierarchijos planus. Nemeluok man, tai nėra tikėjimas, nei tėvas, nei dievas, nei mėlynas pienas. Vaikų mašina, vairų paslauga, kokia kankinė čia sumalta. Žmonių prieglauda, įstatymų našta, duok padėsiu parašą.
toliau kelias aiškus. Va, kelionės pabaiga. Klausėte šią istoriją. Esate jėga, iki kitų susitikimų. Paprašyk visko, kas nėra naudinga. Kodėl turiu bijoti košmarinio prizo? Prie namų, prie daržų, prie kalčių, prie visko, ko aš taip noriu. Nemeluok man, nemeluok man, nemeluok man, nemeluok man, nemeluok, nemeluok. Nemeluok man, nemeluok man, nemeluok man, nemeluok man, nemeluok, nemeluok. Vaikų mašina.